Sveiki berniukai ir mergaitės, mano vardas Mamu ir aš jums papasakosiu viską, ką turite žinoti apie Formula Future. Tai padaryti man padės mano draugas Vežliukas Donas. Ar žinote, kad Formula Future yra pradžia viso vandens motorsporto? Formulės Future varžybose gali dalyvauti vaikai ir paaugliai nuo 6 iki 18 metų amžiaus, o tu pasiruošęs tapti Formulės Future čempionu. Puiku. Tokiu atveju įdėmiai klausykis ir aš tau papasakosiu viską, ką tau būtina žinoti apie Formula Future. Pasiruošę? Dėmesio. Startas! Formulės Future yra skirstomos į dviejų tipų motorlaivius – su vairalasde arba su tikru formulės vairu. Pagal tavo amžių tau bus parinkta atitinkama klasė. Nulinės 1, 2, 3 klasės motorlaiviai yra vairuojami su vairalasde, 4, 5 klasės motorlaiviai su tikru formulės vairu. Formulės Future motorlaivio maksimalus ilgis 3,6 metro, tuo tarpu plotis 1,6 arba 1,7 metro. Pilotams nuo 6 iki 13 metų amžiaus, kurie priklauso nuliniai 1, 2 ir 3 klasiai, priklauso motorinės pripučiamos valtys, kurios yra vairuojamos su vairalasde. Šių klasių tipo motorlaiviai turi 4 taktų 10 arklio galių pakabinamus variklius. Motorlaivį sudaro šie elementai. Vairalasdė, kitaip vadinamas rumpelis. 2 avarinio išjungimo mygtukai. Kuro bakas ir kuro žarna. Propeleris. Pilotams nuo 14 iki 18 metų, kurie atstovauja 4 ir 5 klases, priklauso motorlaivis su 4 taktų 15 arklio galios varikliu. Motorlaivis sudaro šie elementai. Formulės vairas, sėdynė, greičio ir pavarų svirtis, avarinio išjungimo mygtukas, kuro bakas ir kuro žarna, propeleris. Prieš tai, kai sugalvosi dalyvauti motorlaivių varžybose, aš tau papasakosiu apie kai kuriuos svarbius etapus, kuriuos tau būtina pereiti. Saugumo priemonių laikymasis yra būtinas tam, kad tiek tu, tiek tavo draugai ir žmonės esantys aplink visada būtų saugus. Visų pirma, įsitikink, kad tavo gelbėjimo liemenė yra patogi ir tvirtai laikosi. Taip pat nepamiršk, kad turi apsirengti patogią sportinę aprangą ir sportinę avalynę. Prieš norėdamas atsisėsti į motorlaivį, tu būtinai turi dėvėti apsauginį šalmą, gelbėjimo liemenę ir sportinius batelius. Gelbėjimo liemenė tave laikys virš vandens, o šalmas apsaugos nuo sutrenkimų nelaimingų atsitikimų metu. Prisimink, kad saugumo reikalavimų laikymasis yra labai svarbus. Tai apsaugos tave nuo papildomų nesklandumų, kurie gali nutikti tavo plaukimo metu. Kiekvienas motorlaivis turi avarinį variklio išjungimo mygtuką, kuris naudojamas ypatingose situacijose. Formula Future klasėse nuo 0 iki 3 šių mygtukų yra net 2. 4 ir 5 klasėms motorlaiviuose yra vienas avarinis mygtukas. Tu gali pradėti judėti tik tada, kai šie avariniai mygtukai yra saugiai sujungti su tavo liemene arba pritvirtinti prie kūno. Na, o dabar, kai žinai viską apie saugumo techniką, atėjo metas papasakoti apie pačią įdomiausią dalį šio sporto – lenktynės. Visas varžybas sudaro 3 etapai. Laisva treniruotė trasoje, manevravimas, paralelinis slalomas su pusfinalio ir finalo plaukimais. Laisva treniruotė tai pirmasis varžybų etapas, kuris yra būtinas kiekvienam varžybų dalyviui. Tu treniruojasi tiek manevravimą, tiek slalomą. Yra viena varžybų dalis, kurioje tau nereiks plaukti Formula Future. Atspėk kokia. Tai yra mazgų rišimas. Tu turi parodyti savo sugebėjimus rišti 4 mazgus. Gelbėjimosi kilpa. Tiesus arba tikrasis mazgas.
liemenų arba balnakilpės mazgas. Švartavimosi mazgas. Tam, kad teisingai užrištum kiekvieną mazgą, turėsi tik 60 sekundžių. Už kiekvieną neteisingai užrištą mazgą gausi 5 sekundžių baudos. Nepamiršk pakelti ranką po to, kai suriši mazgą, kad teisėjams parodytum, jog sėkmingai atlikai užduotį. Manevravimo rungtyje kiekviena klasė turi skirtingas trasas. Kiekvienas pilotas turi 2 bandymus įveikti tą pačią trasą su tuo pačiu motorlaiviu. Nulinė ir 1 klasė nuo 6 iki 9 metų. Antra klasė 10-11 metų. Trečia klasė 12-13 metų. Ketvirta klasė 14-15 metų. Penkta klasė 16-18 metų. Ketvirtos ir 5 klasės pilotams varžybų metu reikia atlikti papildomą užduotį – žmogus už borto. Atliekant šį manevrą, tu turi pilnai sustabdyti motorlaivį plūdurui esant kairioje pusėje. Gelbėjimo ratą būtina pakelti 2 rankomis virš galvos ir padėti atgal į vietą nemetant. Po šios užduoties gali tęsti savo plaukimą. Jeigu nepavyko atlikti manevro žmogus už borto iš pirmo karto, tu turi dar 2 bandymus. Prisimink, kad motorlaivis gali judėti tik į priekį. Galutinėme rezultate skaičiuojasi geriausias bandymas, o prie to laiko pridedamos baudos sekundės už neteisingų mazgų rišimą. Trečiasis lenktynių etapas – paralelinis slalomas, kur tu turi 2 bandymus. Po pirmojo bandymo sportininkai apsikeičia Formula Future motorlaivis ir trasomis.
Laikas, kurį parodė pirmojo bandymo metu, sudedamas su antrojo bandymo laiku. Tokiu būdu yra nustatoma vieta, kurią užimsi slalome. 4 greičiausi pilotai kiekvienoje klasėje slalomo rungtyje dalyvauja pusfinalio plaukimuose. Šiuose etapuose pilotai taip pat turės 2 bandymus. Taip yra išrenkamos poros finaliniams plaukimams. Pilotai parodė 3 ir 4 greičiausią laiką pusfinalio plaukimuose kovos savo poroje dėl 3 vietos. Pilotai pusfinalyje parodė 2 greičiausius laikus kovos finale dėl 1 ir 2 vietos. Dalyvis, kuris turi surinkęs daugiausiai taškų visose rungtyse, manevravimo bei paralelinio slalomo ir tampa nugalėtojų individualioje įskaitoje. Na, o dabar, vaikai, mokytis vandens motosporto yra neįmanoma, jeigu nesupranti, kur būtent tau reikia plaukti. Tu juk nenorėtum pasiklysti trasoje, kaip koks mažas paukštelis, ką tik iškritęs iš lizdo. Na, arba kaip nerangus vežliukas. Visi dalyviai turi žinoti, ką reiškia skirtingų spalvų bujos. Pripučiamos bujos yra plaukimo vartai arba posūkių manevrai. Vartų plotis 2,5 metro. Raudonos bujos žymi vartus ir posūkius. Geltonos bujos žymi galutinius vartus, o dalyviai nuo 2 iki 5 klasės privalo šios vartus praplaukti atbulomis. Mėlyna buja – tai galutinis posūkis 5 klasiai. Baltos bujos žymi startą ir finišą. Tu taip pat turi prisiminti vėliavų spalvų reikšmes, kurios naudojamos varžybų metu. Žalia vėliava reiškia startą. Geltona vėliava įspėjimą apie pavojų trasoje. Raudona vėliava reiškia, kad lenktynės stabdomos. Baltai juoda languota vėliava reiškia finišą. Juoda vėliava rodoma tada, kai dalyvis liečia bują. Nei vienos varžybos pasaulyje neapseina be tam tikrų taisyklių ir instrukcijų, kurių turi laikytis, kad pasiektum pergalių. Plaukimo metu tau reikia išvengti baudos taškų, nes jie gali sukliudyti parodyti geriausią rezultatą. Baudos taškai tai papildomos sekundės, kurios prisideda prie tavo sugaišto laiko trasoje. Baudos taškai gali būti duodami už tai. Pontoninio tilto lietimas išplaukiant 5 sekundės. Atsitrenkimas į pontoninį tiltą švartuojantis 10 sekundžių. Bujos kliudimas trasoje 10 sekundžių. Nepilnas praplaukimas atbulinę pavarą pro geltonus vartus 20 sekundžių. 2 ir 3 bandymas praplaukti geltonus vartus atbulinę pavarą po 10 sekundžių. 4 bandymas praplaukti geltonus vartus atbulinę pavarą diskvalifikacija. Kiekvienas netinkamai užrištas mazgas 5 sekundės. Pilotas lenktynių metu atsistojęs motorlaivyje diskvalifikuojamas. Sėdėjimas ant motorlaivio šono diskvalifikacija. Nepilnas sustojimas prie gelbėjimo plūduro bauda 10 sekundžių. Judėjimas atbulinę pavarą manevro žmogaus už borto metu baudžiamas diskvalifikacija. Gelbėjimo ratas pakeltas tik viena ranka 5 sekundės. Gelbėjimo ratas nepakeltas virš galvos 10 sekundžių. Gelbėjimo ratas nuleistas viena ranka 5 sekundės. Gelbėjimo ratas numestas ant plūduro 10 sekundžių. Pakartotinis žmogus už borto manevro bandymas 10 sekundžių. Neteisingas manevravimas trasoje diskvalifikacija. UIM taškai skirstomi pilotams taip, kaip matai ekrane. Tad šį kartą tiek, berniukai ir mergaitės, dabar jūs pasiruošę tapti Formulė Future ateities čempionais ir parodyti savo sugebėjimus visam pasauliui. Looking back all the years, all the sacrifice. If you want to be the best, you've got to pay.